kaip jūs norite išvengti karą, jeigu Vilniaus toliau iškūrenas. Prezidentui šiek tiek paprieštarausiu. Kažkodėl mano teikti 2 kartus įstatymo projektai dėl mažų katilinių ir prie daugiabučių galimybę turėti geoterminį niekada nesulaukė palaiminimo. Žinot, kodėl? Todėl, kad pas jūs yra toksai Dainius Kreivys. Nežinau, kodėl prezidentė Dainius Kreivys. Pas mane? Pas jumis Dainius Kreivys, nes jūs kažkodėl tai jam labai, aš perkeltinę prasme, prezidentė, neįsižeiskit. Aš manau, kiek gali Dainius Kreivys tyčiotis iš Lietuvos energetikos, kiek jis gali tyčiotis iš konstitucijos ir iš įstatymų ir būti nebaudžiamas. Kai jau Seime paklausim, kiek turi akcijų, jisai sako, aš neturiu. Bet galimai jo įmonės turi ir jis to nesugeba atsakyti. Ačiū. Ponas Kreivys yra vyriausybės narys. Ponas Vaitkus, prašau, jūsų eilė. Mes norim pamiršti, kad suskistintas dujas mes iki 80% perkam iš prancūzų, daugiausiai iš Total, kurie jas nuperka iš Rusijos. Ir sakom, ne, mes su Rusija jokių ryšių neturime. Ir paskui aš dar noriu priminti Lietuvos žmonėm, ne jums, kad Latvija referendumu nusprendė, kad Latvija Energo nebus privatizuojama, o Lietuvos Ignitis 26 metais, žinau, kad 100% turi būti privatus. Užtat aš sakau, kad jis turi būti nacionalizuotas. Taip, ačiū. Pona Žalimas, prašau, Darius, reisim prie kito klausimo. 2 dalykai, kadangi žadėjau paaiškinti, Skvernelio vyriausybė iš tiesų buvo teisėta, nes buvo toks konstitucinio teismo nutarimas, kuris leido eiti pareigas iki pat pabaigos, nors protokoliškai ten buvo viskas ir ne visai teisingai pagal konstituciją atlikta, bet buvo beje žmonių, kurie labai skatino kuo greičiau kažkodėl tą vyriausybę pripažinti neteisėtą. Bet grįžtant prie labiau tokio optimistinių gaidų, mes pasižiūrėkim, mes užmirštam dar vieną energijos šaltinį, tai yra vandenilį į ateitį. Tai skysto kuro, visą infrastruktūrą galima puikiai pritaikyti vandeniliui, tai yra šiaurės šalių pavyzdys, tai orientuokimės šiaurės šalis. Ačiū. Keliaujam prie kito klausimo, kuris skamba taip. Lietuvos verslas iki šiol gali prekiauti ir su Rusija, ir su Baltarusija. Rusija pernai buvo 6. didžiausia Lietuvos eksporto partnerė iš Rusijos. Į Rusiją iš Lietuvos pernai išvežta prekių už daugiau nei 2 milijardus eurų. Ar jūsų manimų reikia labiau riboti ar visai uždrausti prekybą su agresija vykdančiomis šalimis? Pone Vėgėlė, prašau. Tai pirmas dalykas, kad mes apsimetinėjame labai dažnai. Mes kalbame apie tai, kad mes bandom apriboti vienas ar kitas sankcijas, tai vadinamas ar ne, ir įvesti tas sankcijas ir laikytis tų sankcijų, kurios yra įvietos tos ES. O iš tiesų mes to nedarome. Mes vienas įmonės kratome, daužome ir sakom, kad jos yra blogietės, o kitas įmonės net nepaliečiame. Žiūrėkit, Teltonika, aš kitą kartą pasižiūrėjau, ką jin daro. 23 metų rugpjūtis. Delfi praneša apie tai, kad Teltonika prekiauja, dar vis yra veikia Rusijai. Šiuo metu man patvirtino vakar po mūsų diskusijos, man patvirtino, žiūrėkit, rodo jums dokumentus, matot? Kiek prekių prekiauja Teltonika, viskas tvarkoj. Visi kiti yra blogi, o dėl šito mes turime didžiausią, o šita įmonė yra gera. Aš noriu paklausti vieno ir paprasto dalyko. Mes priimdami klausimą apie bet kokią priekybą ir priekybos ribojimą turim kalbėti apie Europos sankcijas ir mes turim laikyti europinių sankcijų, mes negalim kitaip elgtis, tai yra mūsų partnerių įvestos sankcijos ir mes privalom vykdyti jas. Antras dalykas, mes turim galvoti apie tai ir kai kalbame tarptautiniai bendruomeniai su Europos Sąjunga, mes turim kalbėti apie tai, ar tos sankcijos mums visais atvejais yra naudingos. Ten Belarus gali, pavyzdžiui, atvejais toks labai įdomus jisai yra, nes mano supratimu visą naudą dabar pasiema Rusija. O ir po visų šitų tarptautinių 20 metų mūsų peripetijų apskritai Baltarusija tapo, akivaizdu, kad jinai tapo Rusijos provincija, vietoj to, kad jinai buvo buferinė zona tarp Lietuvos ir Rusijos. Ir mes buvom ženkliai saugesni. Tai kai prezidentas kalbėjo apie tai, kad mes turime 19 metais kalbėjot, kad reikia daugiau gerovės, daugiau saugumo, tai mano supratimu saugumo mes turim mažiau ir mes esam ženkliai mažiau saugesni. Ačiū. Ar reikia riboti ar visai uždrausti prekybą su agresija vykdančiomis šalimis? Pona Žalimas, prašau. Šitie prezidento rinkimai tokie su jumoru, galima juos pažvelgti, kad kalba žmogus, kurio šeimos įmonės iš tiesų galimai apeidinėja būtent tas sankcijas, bet jeigu šiaip kalbėti iš esmės, tai iš tiesų su kuo aš vienareikšmiškai sutikčiau. Tikrai negalima leisti nei apeiti sankcijas per trečiasias valstybės. Tikrai turi būti surasti tam tikri instrumentai. Žinoma, prezidentas pats tiesiogiai negali uždrausti
kai tai neliečia sankcijų, kam nors su kuo nors prekiauti. Bet mes, man atrodo, neišnaudojam vis dėlto viso galimo ribojamųjų priemonių potencialo. Ir čia aš turiu omeny, kad tik tai dabar kažkodėl pasirodo pirmosios iniciatyvos, kad štai įmonės, kurios, kalbam tiesiai, talkininkauja Rusijos ar Baltarusijos režimams, kad jos nedalyvautų viešuosiuose pirkimuose. Galima eiti toliau, galima kalbėti apie prekių ženklinimą, galima kalbėti apie didesnius mokesčius galbūt tokiams įmonėms, nes vis dėlto mokestinė politika, jinai turėtų būti nukreipta į valstybės interesų tam tikrą įgyvendinimą ir tai tikrai galima kalbėti apie tokį platesnį priemonių spektrą, bet be abejo pats prezidentas, jis tiesiogiai tos prekybos nereguliuoja, bet būdamas prezidentu, aš aišku tikrai neskatinčiau tokios prekybos, kaip tik rodyčiau iniciatyvą, kad kuo labiau atsisėti ir nepadėti tiems režimams paprasčiausiai. Ačiū už jūsų atsakymą, ponė Žemaitaitė, prašau. Aš ir pakartosiu, ką ir 14 metais pasakiau, kad sankcijos negali veikti, nes tai nėra uždaro veiklimo būdas ir visos sankcijos yra apeinamos, absoliučiai visos sankcijos. Ir tą parodo Amerika. Jeigu mes laikome Ameriką mūsų strateginę partnerę, tai aš tiesiog siūlyčiau, pasiskaitykite dar kartą siūliu, 22 metų Liepos 3 dienos išdo departamento sprendimas. Netaikyti sankcijų žemės ūkio technikai ir rusiškom trąšom. Verslas, biznis vyksta pilnu pajėgumu. Šokiruojantis faktas tas, kad praeitą savaitę, gegužės 4 dieną, turiu, kaip tik Lietuvos spauda to nuslėpė, nespaudino, neparašė, JAF išdo departamento užsienio kontrolės skyrius iki lapkričio 1 dienos leidžia 12 Rusijos bankams toliau vykdyti atsiskaitimus doleriais už naftos produktus, už uraną, už žaliavas, už visą kitą. Mes kalbam kažkokias sankcijas, kaip mūsų strateginiai partneriai, Amerika toliau daro šitus žaidimus. Tai dabar klausimas yra, kokią naudą mes iš to gaunam. Dabar prezidentas važiuoja į vadovų tarybą. Dabar klausimas, tada turėtume mes kelti vadovų tarybai, ką prezidentas be kita ko ir kelia. Tai klausimas yra, kodėl sankcijos vis dėlto yra apeinamos ir kodėl jos yra neefektyvios. Ta aš matau protokolus, matau sprendimus. Tai yra dabar klausimas, ar mes Baltijos šalis galim susitarti vienodai ar ne. Pasirodo, kad ne. Latvija praeitais metais daugiausiai su Rusija vykdė prekybą alkoholiniais gėrimais parduota. Ką jie padarė, kadangi sankcijos įveda suma berods 20 eurų, jie vyną pardavinėja už 6 eurus ir mes taip sankcijas mes praeinam. Begalė daug yra kitų niuansų. Čia yra tiesiog suvokime vieną dalyką, kad tai nėra vieno prezidento reikalas, tai nėra konfliktas su viena valstybė ir nesvarbu, ar tai bus Gitanas Nausėda, ar Žemaitaitis, ar tai Mazuronis, ar Vaitkus, ar bet kuris bus prezidentas, nebus efektyvios sankcijos, kol Europos Sąjunga nesusitar šito gyvenimo. Tai yra to pavyzdys Kazakstanas, kai lyg sėkmingai 70% lustų puslaidininkių, būtent Rusijos kariniai technikoje, yra amerikoniškus. Ačiū už atsakymą. Gitanas Nausėda, prašau. Tai pirmiausia, kalbėkime apie tai, kad ES nustato tiek sankcijas, tiek turi instrumentus kovoti su sankcijų apėjimu. Turiu pripažinti, kad kol kas antrojo srity sekasi sunkiai, dėl to, kad kai kurios įmonės veža prekes į Baltarusiją per Kirgiziją. Taip, kad sankcijų apėjimas egzistuoja ir jisai tikrai gerokai sumenkina sankcijų efektyvumą, bet sakyti, kad sankcijos neduoda jokio rezultato, tikrai negalėčiau. Šiandien pažiūrėkite į tai, kokie yra Gazpromo finansiniai rezultatai, o pažiūrėkite ir į bendrą Rusijos ekonomikos būklę, ji tikrai yra nepavydėtina. Antras dalykas, kad turime visą laiką kalbėti apie kitą valstybę, kuri nebėra nepriklausoma valstybė ir baigim vieną kartą apgaudinėti save, kad ten Baltarusija, su jie dar galima kažkaip tai dėrėtis ar ten kažką susitarti. Turime taikyti tokias pačias griežtas sankcijas ir Baltarusijai, įskaitant trąšas. Nes tos trąšos dabar keliauja per Rusijos uostus ir tai yra gerokai komplikuotesnis kelias ir tikrai dėl to Baltarusija patiria nuostolius. Turime kalbėti apie baltarusiškų ir rusiškų žemės ūkio produktų įvežimo apribojimus. Ir čia jūs teisingai pastebėjote, Europos vadovų taryboje mums pavyko pasiekti Lietuvos pasiūlymų, kad importo apribojimai per didžiulius muitus būtų įvesti žemės ūkio produktams iš Baltarusijos ir Rusijos. Nes tai yra be galo nesąžininga, kuomet baltarusiški ir rusiški maisto produktai patenka į mūsų rinką, dempinguoja kainas ir tai yra daroma sąmoningai siekiant destabilizuoti politinę situaciją ES valstybėse. Taip, kad jokių santykių su šitais režimais būti negali.
turime sumažinti mūsų prekybą tiek eksporto, tiek importo prasme, nes mes turime puikių kitų rinkų ir Lietuva, aš pažymėsiu, yra viena iš labiausiai diversifikuotų pagal eksportą pasaulio valstybių, patenkantį į 15 ir eksportuojantį prekes į 160 valstybių. Taip, kad turime kuo pasigirti. Ar reikia labiau riboti ir visai uždrausti priekybą su agresija vykdančiomis šalimis? Pone Vaitkau, jūsų atsakymas. Reikia pradžiai nutraukti sankcijas, visas, nes tos sankcijos mums kenkia daugiau negu tam, ką mes norim pakenkti. Mes tiesiog norime valdžios nurodymų pakenkti. Aš tada privalau priminti visiems, kurie nesugeba atsiminti, kad šiuo metu Ukrainoje vyksta žiaurus karas. Ir to karo metu Rusijos dujos teka Ukrainos teritoriją. Ir Rusija šio karo metu Ukrainai moka pinigus už dujų transportavimą. Nes karas karu nuostabus biznis, o ekonomika, kai kurios sritis, irgi nuostabus biznis. Mūsų valdžios žmonės nori vaidinti angeliukus, kad jie nemato realios padėties ir sako, mums reikia. Aš priminsiu prezidentą Porošenką, kai irgi kalbėjo, karas Donbase baisu ir Porošenkos fabrikai Rusijoje saldainius gamino. Lietuvoje irgi gamino skanų saldainiai ir mes sakėm, ne, sankcijos turi būti. Tai gal apsigraibykime ir pasakykime, kad su Rusija reikia prekiauti, kaip prekiauja Amerika, kaip prekiauja Taivanis, kaip prekiauja kitos šalis. Apeidamos, neapeidamos tam tikrus mechanizmus biznio sudarydamos ir duodamos uždirbti. O jeigu mes, Lietuva, bandysime aiškinti, kad mes galime gyventi sunkiau, skurdžiau savo pensininkų sąskaitą dėl to, kad reikia nubausti Rusiją, tai mes būsime tokie patys.